Labas vakaras, brangieji. Nu kągi, sulaukim šito momento, kada tikrai labai labai aktuali tema ir mes ją tęsiam kartu, gyvenimo rytas kartu su Giedrė Bagdonienė. Tai labai man norisi ją pristatyti, kad tai yra ne tik tvarkos maniakė, ką jūs žino turbūt iš pirmosios jos knygos, tai yra žmogus, kuris suvokė savyje tvarkos, vidinės harmonijos ir išorinės harmonijos reikšmę. Tačiau Giedrė praėjus visą sąmoningumo mokyklą ir dar daugiau ir pakartojus kelias pakopas ir tuo pačiu jinai jau dirba sąmoningumo mokykloje kaip kvėpavimo terapijos meistrė ir kaip teta gydymo mokytoja, instruktorė. Taigi šiandien mes kartu su ja pakalbėsim labai aktualią temą, tai yra depresija. Kas tai yra? Girdėtas žodis, bet žmonės dažnai nelabai įsivaizduoja, kas tai yra, kodėl, kokios priežastys, kokios pasiekmės. Taigi šita diskusijų laida, ji nėra ilga, mes laikysimės reglamento panašiai pusvalandį jūsų laiko, užimsim tik tai. Ir pirmiausiai mes tada atsakysim į patys iš savęs į tą klausimą, kasgi yra depresija. Tada atsakysim į antrą klausimą, kaip mes galim padėti savo kiekvienas. Tada dar atsakysim į jūsų vieną kitą klausimą, kuriuos jūs uždavėte. Aišku, už klausimų yra labai daug ir mes, aišku, į visus nespėsim atsakyti. Taigi kviesim jūs į asmeninės konsultacijas. Jeigu jums tie klausimai aktualūs, jūs visada galėsit juos užduoti tiesiogiai. Tiek man, tiek Giedrei patys pasirinksit, kas jums labiau prie širdies ir tada galėsit gauti visus atsakymus. Tiek, kiek sugebėsim, tiek atsakysim. Taigi, Giedrė, tavo žodis, ką tu norėtum pirmiausiai pasakyti mūsų žiūrovams. Ir tada ir iš karto ir pirmas klausimas, tai kas yra depresija, kaip tu ją matai, kaip tu ją jauti ir iš kokio pagrindo tai yra tavyje. Labas vakaras, Robertai. Aš, žinai, nenorėjau tavęs pertraukti, tu taip gražiai mane pristatei, bet aš iš karto irgi norėjau tave pristatyti savo auditorijai, nes daugybė žmonių, kai klausinėja apie mano kelio pradžią, apie visą sąmoningumo atradimą, aš visada jiems paminiu tave. Visada sakau, gyvenimo rytas Robertas Karvauskas. Ir sako, kas gyvenimo rytas? Ir dar pasirodo, daugybė žmonių nežino, nors tu 15 metų, gal jau net daugiau metų, kaip aktyviai ir nuosekliai, reguliariai vedi tokias įspūdingas ir nuostabes išskirtinės praktikas Lietuvoje. Ir aš labai noriu, kad ir mano auditorija irgi su tiem susipažintų, kaip su vienu iš mano mokytojų, kaip su labai svarbiu asmeniu ir mokyklos įkūrėjai, kuris man, žinai, davė labai didelį pagrindą žengti jau tvirtai savo keliu. Per savo visą tai, ką tu, ne, tenai turi, ir aš tikrai dabar neišpasakosiu, čia visko žino visi, kad gali kreiptis į mane ir aš būna pasakoju apie tave ir bandau truputėlį pristatyti, apie ką yra tavo mokymai, bet tu šitą temą, kurią šią vakarą mes kalbėsim su tavim, tai aš manau, kad turi ypatingai daug patirties, praktinės patirties, todėl aš irgi norėčiau, kad mano žmonės, kurie mane dabar žino ir pažįsta ir mano profilį seka mūsų šitą live pokalbį, iš tikrųjų atkreiptų dėmesį ir ne tik tai, ką aš pasakysiu, bet tai, ką tu, Robertai, sakysi, nes tai yra labai svarbu, todėl, kad tu turi tūkstančių žmonių pavyzdžių, kurie jau yra praėję pas tave per šitą daugiau negu 10-metį tavo mokyklos kelią, kurie dažniausiai pas tave atvažiuoja iš tikrųjų iš labai slogių būsenų, iš labai sunkių iššūkių ir išbandymų. Ir aš žinau, ir kadangi pati dalyvavau ir pati vedu tuos mokymus, žinau, apie ką yra tavo darbas ir kad tu tikrai gali šitoje vietoje labai daug pasakyti. Depresija. Žinai, man tas žodis, jisai toksai jau dabar darosi irgi nuskanduojamas. Tikrai skanduojama šitas žodis ant kiekvieno kampo, maždaug man truputį blogai kažkas gyvenime, ai tau depresija, arba čia, ai jau čia man depresija, aš niekur eiti nenoriu eiti iš namų, man depresija. Tai mes tai truputėlį manipuliuojam, manau, šito žodžiu, bet iš tikrųjų aš galvodama ir iš patirties, ir teoriškai, ne, depresija, tai netgi lotyniškai, nuo žodžio, nepasakysiu kaip lotyniškai tariasi, bet tai yra apie slopinimą ir tai yra apie prislėgtumą. Angliškai šitas žodis irgi susidaro iš žodžio press, ką reiškia spausti.
Tai aš tyrinėdama šitą temą matau taip, kad žmonės atsiduria šitose, tokiai galima sakyti, depresijos būsenoje todėl, kad jie spaudžia, todėl, kad jie slegia. O slegia kelis dalykus ir labiausiai slegia visą tai, kas jaučiasi jų viduje. Spaudžia, slegia, nenori jausti, nenori eiti į tai, jaučia daug pasipriešinimo į tai žiūrėti ir galiausiai būna, kad atsiduria dėja tokioje diagnozėje, kur iš tikrųjų jinai išrašoma kaip psichikos sutrikimas, kad iš tikrųjų tau ir yra depresija. Tai pasižiūrėkim pirmiausia, ką mes spaudžiam, ar neperspaudžiam, kas slegiam, ar nėra taip, kad jau ten tiek prislėgta viduje, visko daug, nejausta, neleista savo pabūti su tikrove, kuri šiuo metu yra manyje, mano gyvenime, mano tiek vidinėme, tiek išorinėme pasaulyje. Tai aš matau tą žmonių nesutikimą su išore ir aš ją spaudžiu, aš jos nenoriu matyti ir su tuo, kas vyksta mano viduje. Man nepatinka mano jausmai, aš nenoriu matyti jokių savo šešėlių, jokių savo problemų, jokių nieko. Spaudžiu, tai neegzistuoja ir galiausiai vis tiek viskas išsiputoja ir tada jau atsiranda va tos pasiekmes depresijos. Tai irgi, kad neišsiplėst labai gerai, tai aš tai trumpai iš savo pusės tą tokį matymą, kas man yra. Tai gerai, tai man labai įdomu tavo tas praktinis požiūris irgi į tą Ačiū, Giedrė. žodį. Taip, labai konkrečiai, labai aiškiai ir manau, kad daugelis tiesiog pajuto tai. Brangieji, kai jūs klausot mūsų, mūsų tikslas yra pažadinti jumyse žvilgsnį į savo vidų, nes visos problemos yra viduje. Ką aš manau dabar apie depresiją? Mano patirtis, aš visada, ką duodu žmonėms, ką perduodu, aš perduodu tik iš savo patirties. Tai mano patirtis buvo tokia, kai gyvenime aš ėjau ir stengiausi visą laiką, visą dėmesį laikiau išorėje, ką padaryti, ką gauti, ką apsirūpinti, ką išlaikyti, ką turėti. Visą tai kėlė įtampas. Ir kada man priejo ta riba, visiška riba, kada aš nežinojau, ką toliau daryti, tačiau buvo visą laiką bloga, visą laiką trūkumas, įtampa, nerimas, baimė dėl ateities, pergyvenimas, kad kažkas ne taip, kaip norėčiau, kad būtų, šitą būseną pasiekė piką tiesiog, pasiekė viršūnę. Ir aš pamačiau, kad aš visiškai nesusitvarkau su gyvenimu ir kad man gyventi bloga. Ir štai tik tai tada, kada aš pamačiau, kad išnaudojau viską, ką žinau ir daugiau visiškai nežinau, ką daryti, tada tiesiog aš atsipalaidavau. Ir va tada, kada atsipalaiduoji, kažkaip tai nustoji spausti. Giedrė labai gerai išaiškino spaudimas. Nustoji spausti save, būti kažkokiu ir turėti kažkokius rezultatus. Kai nustoji spausti, kas įvyksta? Tiesiog padidėja erdvė. Dabar žiūrėkit, mes esam ne fizinė būtybė, mes esam energinė būtybė. Ir mes sudaryti iš pradinės žaliavos, iš pusiausvyros, ramybės ir pilnatvės energijos arba vibracijos. Ir štai kada mes nuo mažens gavom nuostatą, kad reikia žinot, kaip turi gyventi, reikia žinot, kaip turi būti šitas ir anas ir tas, ir reikia stengtis, kad tai būtų, kaip tu žinai, tada mes paimam ir apribojam save atitinkamom taisyklėm. Kol mes buvom maži ir nebuvo mums taisyklių ir apribojimų, kakojom į vystyklus tada, kada norėjom tiek, kiek norėjom, juokėmės tada, kada juokinga, verkėm tada, kada liūdna arba kada skauda ir negalvojom apie tai, kaip reikia. Va tada buvo laisvė, tada energijos visos lengvai tekėjo per mus ir nebuvo vidinių įtampų. Kada mes pradėjom žinot, kaip reikia, tada mes pradėjom apriboti save ir pradėjom spausti ne taip ir ne taip ir ne taip, tik tai šitaip. Ir mes sumažinom vidinę erdvę. Ir energijų srautas, visatos gyvenimo, Dievo, gamtos, visumos srautas teka per mus, o mes spaudžiam. Mes neleidžiam laisvai tekėti. Ir spaudimas būtent tas pres, ar ne? Ir mes suspaudėm tiek, kad mums skauda ir mes negalim net pajudėti ir daeinam iki tokios būsenos. Man vienas žmogus į konsultaciją užsirašęs dabar tiesiog sako, aš nenoriu keltis iš lovos.
man tiesiog aš nepatiriu džiaugsmo, aš visą laiką nusivylęs ir man nesinori niekur eiti ir gyventi iš vis. Tai ir yra būtent tas spaudimas savęs. Tai ko bereikia? Mums reikia tiesiog pamatyti, kad gyvenimas visą laiką duoda mums šansus prasiplėsti. Kiekvieną kartą, kai mes patiriam tą spaudimą, mes patiriam ne veltui, o tik tai tam, kad pamatytume, kad mes suspaudę. Ir tai yra mūsų šansas praplėsti viską, atidaryti savo dėmesiu, savo būseną, savo vidinę vizualizaciją, sukurti erdvę savyje, atidaryti save ir leisti gyvenimui pratekėti. Ir kada mes atidarom, tada mes pamatom, kad tai negrėsė nieko, kad tai palengvėja iš karto. Tada ką? Koncentracija šitoje vietoje suspaudimo mažėja, prasideda tūris didėja, koncentracija mažėja, mūsų nebespaudžia niekas, viskas. Spaudimo nėra, preso nėra. Atsiveria viskas, depresija išsisklaido. Štai tai yra mano patirtis, kuri man duota grinai ir aš vedu žmonės į šitą būseną per tokias praktikas, kurių paskirtis yra netapt kitokiu, neįgyvendinti kažkokią geresnio savęs versiją. Aš mokinu žmonės atsipalaiduoti. O kada jūs galėsit atsipalaiduoti? Tik tai tada, kada jūs įgausit pasitikėjimą, kada jūs pradėsit tikrai žinot, kad viskas bus gerai. Todėl pasitikėjimo centro atradimas arba to šaltinio, į kurį jūs galite atsiremti atradimas, tai yra esmė mūsų gyvenimo. Ir tai yra mūsų viduje. Todėl iš išorės rūpesčių pereit į vidaus jautimą, į atsipalaidavimą. Štai į kur veda sąmoningumo mokykla gyvenimo rytas, kuri tiesiog gimė iš mano patirties. Tai štai, kas man yra depresija. Nustokim siaurint save įvairių išorinių apribojimų būdų ir tiesiog atsiverkim. Tai Jau, Robertai, aš jaučiu, kad tu veriesi irgi be kalbėdamas, atrodo, irgi taip, dar tai iš karto tai teka. išplatėjai pats Tu savyje, jau teisi. irgi jau išplatėjai be kalbėdamas. Ir žinai, va, tai iš to, ką tu dabar pasakėjai, aš irgi viskam pritariu, ką tu pasakėjai. Ir jeigu tokį apibendrinimą reikėtų, žinai, padaryti, svarbiausias tavo žinutės, tai ką aš matau dabar su žmonėmis dirbdama, kas yra esminiai dalykai, kuriuos tu paminėjai, tai yra pasitikėjimas ir suradimas tos atramos arba to šaltinio, ar kaip čia pavadinsit, mes taip greitai dabar net negalime pasakyti, ką mes turime omeny su tavim, nes tai yra kelias dažniausiai būna iki to. Bet iš Aš tikrųjų žmonės, kodėl įvardinsiu, Giedrė, tuos dalykus. tas kelis paskui. Kaip galima pavadinti? Gyvenimas, pasaulis, Mhm. tikimas, gamta, visata, kosmosas, Dievas, visa vienybė. Kaip norite Kūrėjas, pavadinti? taip, Kūrėjas. Vardų taip, yra begalybė, kaip dieviškumas, norite tai taip, vadinkite. mano, taip, Bet tai aš ne religinis aukštesnybė, aspektas svarbiausiai, taip, tai religija, tai yra taip. būtis, tai yra tavo gyvenimas, kiekvieno mūsų gyvenimas. Ir aš matau, žinai, kad dabar žmonės, va, kai tu sakai, pavyzdžiui, dabar atsipalaiduoti, žinai, žmogui, kuris yra labai labai stipriai suspaudęs savyje, pavyzdžiui, krūvą neišjaustų jausmų, išgyvenimų, patirčių ir įtampų. Pasakai jam atsipalaiduoti ir kad tau reikia truputėlį jau prasiplėsti, ne, jis net nesupranta, jis galvoja, jeigu aš pradėsiu atleisti, man tiek daug skaudės, man toks bus didelis širdis, gal man širdis net išsproks, supranti, galvoja, Leisk realiai kiaulę į žmonės. bažnyčią, tai ir ant altoriaus užlips. Šitaip sako, ir žmonės šito dalyko bijo. Jie galvoja, kad Taip, privalo kontroliuoti, kad nėra gyvenimo be kontrolės. Tai brangieji, tik tai per specialias praktikas, kurios valo tai, kas jumyse užspausta visą tą šiukšlyną, tik tai tada prasideda atsivėrimas. Jeigu taip, tu galvoji, kad aš dabar noriu atsiverti ir atsiversiu, nu tu tiesiog neturi tiek energijos, tu nepajėgi, būtent, tu tiek būtent, suspaudęs, kad energija neteka ir tu neturi iš ko atpalaiduoti. taip. Reiškia, reikia
kolektyvinių praktikų suvedimu, kada tu Taip, įgauni pasitikėjimo nors lašelį, jisai praplečia kažkiek, tada pasitikėjimo daugiau ir jis praplečia dar daugiau ir prasideda grandininė reakcija. Taigi, taip, brangieji, tai yra kelionė. Tai nėra va taip, va tabletę išgėriau ir viskas praėjo. Tai yra kelionė, kuri reikalauja jūsų pačios brangiausios valiutos, susidedančios iš trijų dalių - jūsų laiko, dėmesio ir nuoširdumo. Be šito nieko nebus. Skirkit šituos resursus, ieškokit jų savyje ir investuokit į tai, į tą naująją būseną savo. taip, Taigi, net gal. vyrai veda Mhm. praktikas ir aš vedu praktikas, mes esam praktikai, grinai, tai remkitės tiesiog ir ženkite tą žingsnelį. Tai dabar sekantis klausimas labai svarbus, antroji mūsų diskusijos dalis, kaip savo padėti. Vėlgi, kiekvienas mes iš savo patirties dabar pasidalinsim tuo, taigi tiesiog pasimkite rašiklį, pasimkite Mhm. užrašus ir savo esminius dalykus, kas jums atrodys kažkiek tikra ir verta išbandymo, tai pasirašykit savo ir tada prasidės kelionė galbūt jau. Tai Taip. Giedrė, kaip savo padėti, kaip tu tai matai, kaip ką sako tavo patirtis ir tavo praktika? Tik iš savo patirties ir savo praktikos. Trys dalykai pagrindiniai, su kuriais visą laiką nuolatos vaikštau ir visada su manimi jie yra ir aš žinau, kaip savo padėti ir stebiu savo būsenas, kad neįkriščiau, nes šiais laikais įkristi į slogio depresinę būseną yra taip paprasta, taip lengva. Tai pirmasis dalykas, receptas yra dėmesys. Dėmesys, kur mano dėmesys, ten krypsta mano energija, ten atsiranda tam tikros mintis ir būsenos, ten, kur aš skiriu dėmesį. Todėl aš žiūriu, kur aš koncentruoju savo dėmesį. Žiūriu ir į savo Facebooko visą, kas ateina, visą informaciją. Ne? Ir jeigu jinai yra ta, kuri manyje sužadina arba mane pradeda vesti į įtampą, pradeda lyg kažkas mane bando ten gąsdinti, kelti man baimę nepagristą ir panašiai, aš tiesiog suprantu, kad ne ten turiu savo dėmesį skirti, nes ten, kur mano dėmesys, jeigu aš einu ten gilyną, ne į tuos vaizdelius, tebūnie apie politinę situaciją, apie karinę situaciją, kas labai daug žmonių dabar įtempia ir suspaudžia juos viduje. Tai pirmiausia, aš prižiūriu savo dėmesį ir aš jį sąmoningai nuolatos kreipiu. Kiti būna iš manęs juokiasi ir sako, nu tu tai visą laiką apie pozityvą, tau neegzistuoja čia problemos, tu čia neklausai žinių, tu ano ten trečio ir penkto. Taip, aš nedarau šitų dalykų. Aš sąmoningai savo dėmesį nukreipiu ten, kur man kyla dėkingumas, kur man kyla gyvenimo džiaugsmas, kur man kyla pilnatvė, kur man kyla nusiraminimas, ramybė ir panašiai. Tai aš valdau savo dėmesį ir renkuosi, kur, kokiai informacijai, kokiems susitikimams, kokiai aplinkai jį skirti tam, kad manyje kiek įmanoma plačiau, geriau generuotųsi geros mintis, kurios atneša geras būsenas. Antras labai svarbus dalykas. Ką daro tie žmonės, kurie slogios būsenos būna, tų depresyvių būsenų išgyvena? Tai jie pradeda, kaip vat Robertai sakei, nenori iš lovos keltis. Tai yra tas slėgimas, kai tave spaudžia prie žemės ir tu nenori judėti. Va čia yra vienas sunkiausių užduočių, bet tai yra išsigelbėjimas, tai yra judėjimas. Ir tai yra ne bet kur judėjimas, aš tau pasirašau vis laik ir pasižymiu, o į gamtą. Judėjimas ir vedimas į gamtą. Ir čia tokie yra praktiniai dalykai. Žmonės galvoja, nesąmonė, ką čia aš dabar čia pasivaikščiosiu po tą mišką, čia man pagerės ir panašiai. Taip, jeigu tu kasdien pasivaikščiosi po mišką valandą laiko, garantuoju, tikrai garantuoju, visos depresyvios slogios būsenos, visas susispaudimas, jisai pradės atlaisvėti. Gamtoje vyksta stebuklai. Gamtoje ir yra va, tas irgi mūsų šaltinio užuomasga. Tenai galima išgyventi ir pajausti, kaip stipriai mes esame palaikomi, kaip esame valomi, kad aš esu šitos visos visatos dalis ir panašiai. Žodžiu, judėti, išeiti į judesį ir geriausiai išeiti į gamtą. Jeigu neišeina gamtą išeiti, tai bent jau išeiti į judesį, kad ir su draugais susitikti, sporto salę, bet nelikti, neužsidaryti, nebūti pasyvioje būsenoje, nes kitaip mums šakės yra tada. Tikrai yra šakės, jeigu mes sėdim ant sofos ir dar žiūrim vaizdelius ir savo dėmesį nukreipiam ten, kur mums dar daugiau skausmo kyla, tai tikrai mes esam prapuolę.
Ir trečias dalykas, tai ką ir tu jau minėjai, tai surasti savo būdą, savo praktiką, savo vedlius, savo bendruomenę, bendražygius ar bendraminčius, su kuriais galima nuolatos atlikti tą tokį prasivalymą, įtampų, emocijų paleidimą, išjautimą, tiesiog pagalbos sau turėjimą. Ir tai yra būtinas dalykas. Aš nežinau, kaip be praktikų, žinai, net ir po šitiek metų, aš kai esu juose, tai jos man dabar jau automatu man padeda, kai man kažkas, nutinka, neramu pasidaro širdį, arba tiesiog supykstu, nusiviliu buitimi, vyrų, žodžiu, ir visko kartais, kad visko būna. Tai be nuolatinių tokių reguliarių praktikų, kad ir kokios jos būtų, jūs visada galite pasirinkti. Tai nežinau kaip. Tai 3 dalykai: dėmesys, kur aš jį nukreipiu, ir jo valdymas, judėjimas ir judėjimas į gamtą, nesvarbu koks oras, nesvarbu, kad žiema nepatinka ir dabar purvina ir tamsu. Ir trečias dalykas tai yra turėjimas praktikų jums rezonuojančių, atliepiančių, gelbėjančių, jūs keliančių jūsų būseną. Tai va, Robertai, mano greitą kalbę išvardinau. Super, Sakyk, tu labai įdomu, pasidalink. brangieji, jūs matot, kokius jūs resursus, auksinius resursus gaunat, konkrečius kasdienybėje žingsnelius, instrumentus. Iš savo pusės aš galiu pasakyti, tai, ką Giedrė pasakė, tai yra superiniai dalykai. Bet aš susiduriu su tuo, kad žmogui tokius dalykus išvardini ir jisai sako, taip, aš suprantu ir aš patyriau ne kartą, kad tai tikrai kažkaip padeda, bet man neišeina. Nu, aš noriu išeiti kiekvieną dieną ten kažkur, mane visokie rūpesčiai, vėl tos depresyvios mintys mane traukia, liepia rūpintis čia daryti. Ir aš tiesiog matau, kad jau atėjo vakaras, aš niekur neišėjau, aš negaliu to padaryti. Aš negaliu į jokias praktikas prisiversti savęs eiti ar daryti kažką tai, nes man bloga. Tai ką man daryti? Vat tai mes sakom, kaip, kas galėtų tau padėti, imk daryk šitą. Nu, nesidaro. Va, ką tokiu atveju daryti? Tai mano pagrindinis jums palinkėjimas ir stimulas. Jeigu jūs jau save užspaudėt tiek, kad jau nebegalit patys pajudėti, tai šventraštyje yra atsakymas. Jėzus sakė, kur 2 ar 3 sujungė susirenka mano vardu, ten ir aš su jumis. Tai galima sakyti taip, kad kur 2 ar 3 sujungėt savo ketinimus eiti į laimę, į ramybę, į laisvę, ten ir laimė, ramybė ir laisvė ateina į jūs. Todėl, jeigu vieni negalit, tai reiškia, kad reikia jums kolektyvinių, apjungiančių praktikų su vadovu. Tai tam ir gimė sąmoningumo mokykla, kai aš pamačiau, kad žmonės sako, tu taip nuostabiai perduodi visą sistemą, jinai tikrai tokia nuostabi, taip aiškiai, bet aš negaliu to padaryti. Ką man daryti? Va tada ir gimė sąmoningumo mokykla, kurioje tos pačios praktikos, su kuriomis aš 10 metų save žudžiau ir tiesiog išeikvojau save, davariau iki gilios depresijos arba gilios nevilties, pasirodo, tai reikia su visai kitokia kryptim tas praktikas padaryti. Taip kaip Giedrė sakė, nuostabios praktikos, daryk tokias, kokios rezonuoja. Bet jeigu tu vienas negali, tada eini į kolektyvinės praktikas, kurių paskirtis yra netapt kitokiu, ne save pertvarkyti, o atsipalaiduoti. Tai reiškia, kad šitos praktikos valo tai, kas trukdo tau gyvent atsipalaidavime ir ramybėje. Paleidžiam, didėja mūsų tūris, vis labiau atsipalaiduojam ir tada pagaliau mes prieinam prie aiškaus supratimo, kad visas gyvenimas yra padarytas iš tos pačios pradinės žaliavos, iš absoliuto. Tai kitaip sakant, Dievas tapo viskuo. Jis išreiškia savimi viską. Reiškia, visa aplinka yra tobulas dieviškumas. Ir tada atsiranda pasitikėjimas viskuo, kas yra. Ir kai tu atsipalaiduoja tavo smegenys, ateina kitokios mintys į tavo galvą, tu veiki atpalaiduotų kūnų, sunkius darbus darai, mažiau energijos eikvodamas, gauni visai kitokius resursus iš gyvenimo ir kitokie rezultatai.
Taigi, sako, kai tu atsiduodi Dievui, Dievas tave veda ir gyvenimas tampa laimingas. Tai kas tai yra? Tai yra tavo atsipalaidavimas, tavo smegenų kitokia būsena, tavo fiziologija kitokia. Štai kas tai yra. Taigi Dievas, brangiai, ne religija. Dievas yra tavo būsena. Tai ar tu su Dievu, tai reiškia su pasitikėjimu ir iš to išplaukiančia ramybė ir pusiausvyra, ar tu su velneva, tai reiškia su baisiom mintim, su įtampom, su nerimais, su kuo draugauji. Jeigu negali vienas, ženk į kolektyvinius grupinius mokymus, į tuos, kurie duoda tau pirmiausiai supratimą apie tai, kas yra gyvenimas, kas yra pasaulis, kas esi tu ir koks santykis tarp šitų dalykų. Kai tai gausi, tada pasitikėsi praktikom ir eisi į jas dėl atsipalaidavimo, o ne dėl pastangų tapti kitokiu, ir tada spręsis viskas. Štai kur esmė. Daugelis žmonių ieško mokymų, eina, bando daryti, medituoja, kvėpuoja, ką tik nori daro ir tampa dar blogiau. Todėl, kad jie stengiasi tapti kitokiai, stengiasi nugalėti išorinės baises, grėsmingas aplinkybės. Ir šita kova tai yra mirties kelias. Aš ėjau juo 10 metų, todėl dabar nuoširdžią žinią perduodu. Tiesiog pokytis yra ne tame, kad nugalėt kažką, o susitaikyti su savimi ir su gyvenimu, pasitikėti, atsipalaiduoti ir tada sprendžiasi savaime visi kiti klausimai. Štai išėjimo iš depresijos algoritmas. Visa tai yra knygoje Laimingo gyvenimo raktas. Visa tai yra Giedrės perduodamos žiniuose prieš praktikas. Jis visą laiką šitą garantuotai sako, nes ji tuo gyvena. Aš tai žinau, jinai išgyveno tai tiesiog prie manęs kartu mes tai praėjom. Tai yra nuostabu. Tai štai, brangiai, kuo norėjom pasidalinti su jumis, ir mes jau čia truputėlį gal ir viršėm laiko limitą, mes žadėjom pusvalandį, bet dar liko klausimai, ar ne? Tai dabar paimkim mes bent po vieną klausimą ir atsakysim jums, bet žinokit, kad visų klausimų neatsakysim, bet iš karto iš savo pusės noriu pasakyti, jūs visada galit kreiptis į mus, į asmeninės konsultacijas. Taigi Gyvenimo ryto internetinėje svetainėje jūs atrasit skyrelį apie asmeninės konsultacijas. Ten įėję jūs rasit registracijos formą, užsirašykit ir tiesiog galėsit užduoti visus klausimus, kokie jums kyla. Visada aš esu pasirengęs jums padėti. Taip pat Giedrė veda asmeninės konsultacijas, jinai nurodys, kur galima ją rasti. Taip pat tai Giedrė, kur pas tave galima kreiptis. Visada galite man rašyti Giedrė Bagdonienė arba Tvarkos maniakės paskyroje, gal tai bus netgi lengviau atsiminti Tvarkos maniakės pavadinimą, tai man rašyti. Ir aš iš karto noriu pasakyti, kad mes šiandien jau ir dovanų duosime ir tu duosi savo galimybę netgi prisijungti online būdu, kas dabar yra labai patogu žmonėms, jie viską daro online. Paskaityti ir laimėti galimybę paskaityti tavo nuostabią knygą Laimingo gyvenimo raktas. Tai komentuokite, rašykite dabar čia pat iš karto po mūsų live komentaruose, kad norėtumėte Roberto Karvausko knygos, nes jos dar niekada neskaitėte, o jinai iš tikrųjų jau kokį dešimtmetį čia plinta. 2017 metų knyga išleista. Dabar ką noriu pasakyti, kad tie, kas turit paprastą knygą, tiems galbūt kam nebūtina elektroninė knyga, nes aš dovanosiu vienam iš aktyvių dalyvių, dabar dalyvaujančių, dovanosiu būtent elektroninį variantą. Tai tiesiog jūs parsisiųsit PDF formatu ir galėsit skaityti kompiuterį, knygų skaitytuvę ar telefonę, kaip jau jums patogiau. Tai tiem, kam tikrai šitas dalykas įdomu, dabar parašykit tiesiogiai noriu knygos komentaruose. Rašykit kuo daugiau, žinokit, tikrai džiaugsitės radę tokią knygą pas save, turėdami galimybę paskaityti. Čia viskas, ką Robertas dabar pasakojo apie tavo pažinimą, tos esmės, tai viskas į tavo knygoje jau yra sudėtas tas pagrindas, o paskui jau galima eiti ir praktikas tada pas tave. O aš iš savo pusės tai noriu, aišku, padovanoti susitikimą su manimi irgi online, tam, kad nebūtų apribota jokie miestai ir galimybės, tai vadinasi, mes suderinam laiką su jumis, jūsų klausimui, kuris gali būti ir iš šitos temos šiandien labai aktualius.
aktualios, apie jūsų būseną, apie galbūt jūsų užstrigimą, apie klausimą, kuris jūs neramina visų galbūt paskutinių laikotarpį, ar gal kelis dešimtmečius neramina. Tai aš turėdama savo metodus, mielai jums pagelbėsiu, tiek kiek galėsiu, atiduosiu, pasidalinsiu. Tas vienas va irgi galės laimėti dabar šiandieną šitokį susitikimą irgi su manimi. Tai irgi pakomentuokite, jeigu norėtumėte konsultacijos. Gerai, o mes jau su Robertu jau tuoj kelios minutės ir išrinksim, pasakysim, kas šitokie laimėtojai šiandien bus apdovanoti sekmadienio vakarą. Tai dar mes Robertai, gal tu atsakysim galėtum, dabar. dar klausimą, taip. Jo, Man labai įdomu, atsakysim kokį tu po vieną išsirinksi, gerai? klausimą. Klausimą, nes pas Robertą iš tikrųjų žmonės registravosi daug ir tiek daug, aš matau pas tave klausimų ir jie visi labai tokie iškalbingi, svarbus. Tai va, galvoju, gal tu išsirinksi kokį dar, žinai? Gerai, tai pas mane aš esu daugmaž jau pasižymėjęs tokius esminius, kurie tikrai aktualūs visiems. Daugas susiduria su depresyviais žmonėmis ir galbūt savo aplinkoje, galbūt net savo šeimoje. Ir klausimas toks, kaip padėti depresiją sergančiam žmogui. Pirmiausiai, tai noriu, čia uždavė klausimą Dalia. Ir Dalia, pirmiausiai, jeigu dalyvauji čia arba gal žiūrėsi įrašą, tai noriu pasakyti, kad depresija yra ne liga. Tai, kad medicina mūsų tradicinė pavadino tai liga, tai iš tikrųjų liga yra tada, kada neveikia kažkas tai organizme, kada stringa kažkokios sistemos. Depresija yra būsena. Tai yra mūsų būsenos sutrikimas. Kodėl tai yra? Tai pirmiausiai, kiekvienas mes save užspaudžiam patys. Ir į mūsų vidinį pasaulį niekas kitas neįeis, tik tai mes galim save tvarkyti savo viduje. Taip, išorinė įtaka keičia mūsų supratimą, galbūt kažkiek viską, bet mes patys tvarkom save. Todėl kaip galima padėti kitam. Kitam galima padėti tik tai meilė. Vienintelis instrumentas tai yra meilė. Kitaip sakant, tai yra tavo pavyzdys, kaip būt harmoningam. Tai jeigu tu nori padėti kitam, pirmiausiai padėk savo, nes kitam tu duodi tik tai, ką turi pats. Ir jeigu tu pats esi nepilnatvėje, esi įtampoje, esi rūpestyje, tai tu tik tai ir gali duoti kitam. Todėl, brangieji, didžioji dalis žmonių vis tik įsivaizduoja, kad pagalba kitam tai yra išorinė įtaka. Kaip ką aš jam ten duosiu, ką pasakysiu, kaip įtakosiu į jį, į išorę. Iš tikrųjų, mes esame energinės būtybės ir mes iš savo auros spinduliuojam savo būseną. Ir čia yra pagrindinė įtaka į kitus. Todėl, ką tu spinduliuoji iš savęs, o tai, kaip tu jautiesi. Ir jeigu tu bandai demonstruoti, kad tu jautiesi gerai, bandai šypsotis, bandai ten vaizduoti save ramų, o viduje kažkas ten kirba, verda, spaudžiasi, tai tu tą kirbą, verda, spaudžiasi ir dovanoji kitam. Todėl nebandykit manipuliuoti savo veiksmais, žodžiais, mimikom ir taip toliau, o atiduokit savo širdies būseną kitam žmogui. Nuoširdžiai. Ir čia jau negalima apgauti. Dievo neapgausit, savo širdies neapgausit. Todėl pirmiausiai išsivaduokit iš savo rūpesčių ir tada spinduliuokit į kitus žmonės savo ramybę. Ir vien tik tai tuo jūs galit padėti kitiems. Visa kita yra pastangos, kad būtų kitokia aplinka, kitokie žmonės, kitokia jų būsena. Tos pastangos tik tai žaloja jūs ir kitus. Tai yra paradoksas, skirtingai nuo to, ką mums nuolatos nori įteikti, kad mes turim įtakot, rūpintis, pergyvent, ten daryti kažką. Visa tai yra spąstai, brangieji. Štai mano atsakymas čia.
Gerai, Giedrė, Labai ačiū tau, tavo Robertai. klausimas. Labai ačiū tau, Robertai, už tą. O čia, žinai, aš gal pasirinkau irgi tokį vyraujantį, kuris lyg irgi atstoja kelis klausimus žmonių. Kaip savo padėti, kai viskas aplinkui juodos spalvos, supa negatyvas, nesinori prabusti ir taip toliau. Ir panašus toksai kaip išgydyti nusivylimą savim ir gyvenimu, kas paskui, manau, irgi veda į tą, kad nesinori prabusti ir apskritai Taip, nieko daryti taip, savo taip. gyvenime. Tai aš tik tai vienintelį dalyką galėčiau, pat aš čia ir Vilma ir Ingrida buvo uždavusios tokį panašų klausimą, tai ką tu, Robertai, sakei, tai savo padėti sudėtinga, jeigu jau taip esi stipriai tokiose būsenose ir negali prabusti atsikelti, savo padėti sudėtinga, bet mes turim šitos telefonus rankose ir tai nieko nereikalauja beveik pastangų. Paimi telefoną ir ieškai tos pagalbos, surinki gyvenimo rytą, pasiskaitai, kaip pavyzdys, ne? Taigi tik praskrolinti reikia. Įsivedi gyvenimo rytą, pasižiūri, aha, mokymai čia grupėje, gyvai arba online, ką ten tu darai, ne? Ir viskas, paspaudi dar kitą mygtuką, kad dalyvausi, registruojasi ir tu jau nebe vienas, nebe viena. Kaip savo padėti, aš neįsivaizduoju, kaip savo galima padėti, jeigu tu ir toliau likti namuose lovoje ir depresuoti tenai, ne, ir savęs gailėti arba sakyti, visas šitas gyvenimas yra nieko vertas ir beprasmybė čia aplinkui yra. Ir dar, kai čia parašyta yra supa negatyvas, ne, tai vadinasi, nėra palaikančios aplinkos namuose, galbūt draugų nėra, nes jau visi nusivylę ir atstumė ir sako, ai, žinai, tau nieko padėti negalim, nes iš tikrųjų kitas žmogus nieko ir negali padėti. Nieko negali padėti, tik tai meilės va tuo siuntimu, prieimimu, ne, savo buvimu šalia, bet tada jau reikia jausti visus šitos nuostabius jausmus. O dažnai mūsų artimieji irgi užsiknysę savo reikialuose problemose ir žiūrėk, nieks tau žiūri negali padėti. Tai bet pasiemi telefoną, paspaudi tos keletą mygtukų, gyvenimo rytas užsirašai. Robertas, kas tikrai geriausia yra tai, kad tu žinai, tu nuolatos kvieti į kažką. Ar tai būtų online pas tave, žinai, grupė, kur tu ten aktyviai su tais žmonėmis susipažįsti ir ten dėliojasi. Ar tai būtų gyvi pas tave susitikimai, jų visada yra galimybė pasirinkti ir nereikia laukti čia metus Taip, laiko, kad vėl galimybės būtų yra kažkas. Ne? kiekvieną rytą Taip. Ir dar meditacijos, kiekvieną rytą medituoti. Tai va, gal vos pradėti ne vat, nuo kiekvieną to savaitę galima. kažkoks seminaras ar Taip, pokalbis taip, ar dar kažkas ir taip. sąmoningumo mokyklos mokymai, pirmoji pakopa 6 kartus per metus, Jau tuoj. Ir be to jau galimybės tuoj, yra. Robert, dar gali priminti irgi laiką dabar pirmos pakopos. Vasario 7-9 dienomis, Nu, va, tai jau pirmoji šalia. pakopa, tarp kitko jau 100-ąjį kartą, 15 Wow, wow. dienas sąmoningumo Reikia jau mokyklos. švęsti tortais pas tave Taip, čia dabar Giedrė ką paminėjo, kad žmogus mato aplinkui negatyvą, brangieji, išorėje nėra nei pozityvų, nei negatyvų. Žmogus mato tai, ką jisai turi savo viduje, jis mato savo nuostatą gyvenimo atžvilgiu. Todėl, kad kai tu užsispaudęs, tu per užspaudimo akinius matai viską kaip užspausta. Ir tu prieštarauji gyvenimui, tau bloga ir tu viską matai per blogumą. Tai, o iš tikrųjų, tame pačiame, toje pačioje situacijoje yra ir nuostabumas gyvenimo. Tu gali nustebti, tu gali atsipalaiduoti ir ta pati aplinkybė tau sukels nuostabiausius jausmus. Taigi mes patys savyje visą šitą turim ir patys per tai jaučiam gyvenimą. Taigi vienam pačiam iš tikrųjų sunku, Giedrė labai teisingai pasakė, todėl brangieji, nedelskit. Kuo jūs ilgiau delsit ir galvosit, kad gal kai bus lengviau, aš tada keliausiu į kažkokius mokymus, dar kažką. Iš Gal ko kai ateis vasara, lengviau, mano jeigu visą nuotaika laiką pasikeis. sunkiai? Būtent, geriau tikrai nieko nelaukti. Ir dar būna dažnai žmonės galvoja, kad jie vieni patys taip tai išgyvena ir kad tik tai jie taip jaučiasi ir kad jie bus nepriimti ir kad čia iš viso gėda yra pasidalinti savo tuo vidiniu išgyvenimu, skausmu ir panašiai, kas yra visiškai klaidinga nuomonė ir išdidumas, kaip aš sakau, tai yra susireikšminimas, nes aplinkui yra, mes visi suprantam, visi esam buvę kažkame tame mūsų artimoje aplinkoje, tai vyksta, todėl niekuo nesame
neišskirtiniai su savo situacijomis, visi esame apie tą patį ir tikrai viens kitą galim atjausti, būti šalia, dalyvauti tokiuose grupėse, palaikyti viens kitą. Tai nebūkim vieni, negalvokim, kad čia tik tai mums taip nutiko, ne tik aš taip blogai jaučiuosi, čia visiems labai gerai viskas. Taip tai netiesa. Taip, Iškart taip, noriu visi mes pasakyti. vaikštom su kaukėm ir visi apie kiekvieną galvojam, va kaip jam gerai, jisai toks Taip, ramus. taip, taip, O taip, tas, kur taip, va. ramus, jis kaukę užsidėjęs, o viduj Taip, ten toks katilas verda, kaip pas būtent, kiekvieną. Todėl būtent. nevertinkim, o tiesiog pagalvokim apie save ir ženkim žingsnius pagaliau į išsilaisvinimą. Nebūkim vieni, o tiesiog pradėkim kelionę. Nu Taip. kągi, Robertai, tu gal brangieji. matai, kokių komentarų aš bandau čia vis pasižiūrėti, vis tik mano žvilgsniai, žinai, nukrypsta ir aš, nu, vat, komentarų nematau kažkaip. Gal tu pas tave jie yra? Komentarai pas mane ir dabar va bent jau, kad noriu, taip, Darius, Giedrei padėka už stiprias praktikas per pakopas. Mhm. Pamatai, Ačiū, tavo Dariau. mokiniai su dėkingumu. Taigi, brangieji, kas keliausit į sąmoningumo mokyklos mokymus, jau antrojoje pakopoje nuostabios kvėpavimo praktikos bus pas Susitiksim. Giedrę, trečioje pakopoje ten iš vis kosmosas pas ją vyksta. Taip kad pradėkit kelionę, brangieji. Tai dabar, kas dėl dovanų, tai iš karto tie, kas rašėt noriu knygos, tai tiesiog dabar aš spontaniškai pasižiūrėsiu į sąrašą, vat visą Aš šitą. kadangi nematau, Robertai, tai tu gali gal greitai tai primesti maždaug skaičiais, ten kiek čia 10 pas tave prašė, 15, aš skaičių tau pasakyčiau, tai sąžiningai bus. Žinai, iš tavo paburs, nes aš nematau, žinau, komentarų, nu dėja, va taip pat įėjusi, pasidalinus pas save, Aha, ar jo. vėluoja jie, ar kaip, žinai, gali būti, kad vėluoja. Gerai, tai dabar jeigu kas dėl knygos, pavyzdžiui, tai taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lyg tai kiek Mhm. aš suskaičiuoju, kad nori knygos, tai iš to tiesiog aš, nu, va, pavyzdžiui, šitą turim. Mhm. Sigita Makrickytė, Ščeponavičienė. O, Va. sveikinimai, Sigitai, Mielas Sigita, pasisekė. tai dabar ko reikia, kad jūs gautumėt knygą iš mūsų, iš manęs, ar ne? Tai reikia tiesiog Robertas eta gyvenimorytas.lt parašyti man laišką, kad aš matyčiau jūsų elektroninio pašto adresą ir galėčiau atsiųsti nuorodą šitos knygos. Tai aš savo adresą parašysiu. Robertas eta gyvenimo rytas.lt. Nu, ar bus norinčių su manim susitikti online Taip, konsultacijai, nu pasikalbėti? dabar taip, žiūriu, noriu knygos, taip, ačiū, ačiū. Noriu konsultacijos, taip. Nu puiku, va. Jūratė Kavaliauskienė. Nu, va, Nori užsirašau aš irgi. konsultacijos. Tai dabar žiūrėk, Jūratė, ką reikia padaryti, tai tiesiog giedrutė.bagdonienė eta gmail.com. Teisingai? Ačiū, Robertai, viskas Jo, teisingai. šituo adresu užsirašykit Jūratė, giedrutė.bagdonienė eta gmail.com, rašykit Giedrei ir susiderinkit dėl konsultacijos laiko. Tai puikiai, džiaugiuosi Brangieji, labai. o visi kiti, tiesiog, aš sakiau, gyvenimo ryte jūs rasit meniu, rasit apie asmeninės konsultacijas. Eikit į tą puslapį, registruokitės į konsultacijas ir pradėsim kelionę, pradėsim jau aiškinimąsi, kas yra jūsų gyvenime ne taip. Ten reikės įvardinti savo didžiausią užspaudimą gyvenime, tai didžiausią problemą, įvardinti, kiek jinai jau yra, kokie jausmai, kokios būsenos ten yra. Ir tada mes apie tai kalbėsimės ir prasidės kelionė į laisvę iš šitų dalykų. Pas Giedrę taip pat kreipkitės, ji veda ir kvėpavimo praktikas, ir daug visko, ir konsultuoja taip, kad kreipkitės drąsiai ir Žinoma. pradėkit Mhm. judėjimą. Nesėdėkit savo nepasitenkinimuose.
nes Gyvenimas per gyvenime aplinkoje trumpas, nėra oi, nepasitenkinimo. gyvenimas, taip, gyvenimas per trumpas, toks gražus, toks nuostabus, toks spalvingas, toks visoks. Ir mums čia yra iš tikrųjų viskas duota šitam pasaulyje, šitam gyvenime, viskas, kas geriausia, kas gražiausia. Jeigu mes nematome to, tai tik tai rūkas, tai tik tai šydas, tai yra netiesa, tą galima patraukti, tą galima pašalinti ir vėl įkvėpti tyro oro gurkšnio ir vėl pamatyti, kad viskas yra tobulai ir kad mano širdie gyvena tiesiog dėkingumas, nuostaba dėl gyvenimo, tokio, koks jis yra, ir kad jis yra pilnas nuostabių gražių stebuklų. Jeigu pasilgote šito jausmo, kad viskas yra nuostabi ir aš suprantu, kodėl mano gyvenime vyksta būtent tokie dalykai ir kodėl jie vyksta, apie ką jie yra ir ką jie man duoda, ir aš tai priimu, jeigu reikia, paverkiu, bet paskui padėkoju, priimu ir einu toliau. Tai labai rekomenduoju tikrai judėti ir pas Robertą irgi tas yra vienas iš, sakyčiau, nuostabiausių, efektyviausių tokių prašviesėjimo, išsivadavimo, nu visų šitų nesąmonių kelių. Tai va, Taip, tai žinot, mane žino, žinai, kad aš tavo ambasadorė esu, žinai, vis tiek, kad, nu, ačiū tau, kad, Giedrė. jo, kad Ačiū. aš jau visą laiką pasiūsiu, žinai, irgi Mhm. ir pasakysiu, kad tai gali labai labai daug, net žmonės net neįsivaizduoja, kiek galima daug, tiesiog sudalyvavus, vat, mokymuose ir ypatingai savaitgaliu, kur pas tai pirma pakopa, žinai, Taip. kur viso Tai savaitgalio. dabar, brangieji, dar pabaigai, ką aš noriu paprašyti jūsų, dabar tiesiog, va tai, kas gimė jūsų širdyje, tegu gimsta tai palinkėjimas vieni kitiems, tai ypatingai palinkėjimas tiems, kuriems sunku. Palinkėkit kažko tai jiems. Kiekvienas dabar, va esantis čia, matau 22 žmonės, ar ne, šiuo momentu matosi man, tai parašykit po komentarą bent vieną, keli žodelius, ko jūs norėtumėt palinkėti tiems, kuriems dabar sunkiausia yra gyvenime. Nes tas palinkėjimas gimsta jūsų širdyje ir jūsų širdį jisai veikia. Jeigu jūs jį sukursit, jis pirmiausiai duos naudą jums patiems, o tada iš jūsų širdies pradės sklisti ir į aplinką. Taigi parašykit nors keli žodžius, linkiu visiems to, ko norit, kad jums palinkėtų. Tiesiog palinkėkit dabar. Taigi Gerai, aš irgi komentarų einu prisidės, parašyti. Facebookas suaktyvės, energija sklis. Aš dėkoju Jums, brangieji, aš visa širdimi linkiu Jums pusiausvyros, ramybės ir pilnatvės. Tai man yra Dievo pavadinimas. Va šitie trys žodžiai jie apsijungia, kas yra dieviškumas, kas yra laimė. Taip. Aš irgi už pilnatvę ir tegul jūsų širdis būna ramios, tiesiog būna ramios. Tai irgi parašom ir palaikinkit, o jeigu kažkam jaučiat, kad aktualu šitą gali būti tema, jaučiat, kad aplinkoje kažkas vis dėlto neišgyvena tos slogius jausmus ir norite labai jam padėti, tai nusiųskit, o tiesiog nusiųskit tą mūsų transliaciją jiems, ne per Messengerį, tiesiog su gražiausiais linkėjimais ir nieko daugiau. Ne, aš linkiu tau ramybės, aš linkiu tau pilnatvės ir dar šitą nurodėlę. Niekada nežinai, Super. nes iš tikrųjų kartais vienas pokalbis išgirstas gali labai daug ką pakeisti. Tai va, ačiū visiems žiūrėjusiems. Ačiū brangieji ir Ačiū, kągi, Robertai. iki sekančių susitikimų. Iki Ate, sekančio. viso Viso. geriausio. Gero vakaro.